Labą dieną, esu Daiva Katlauskienė, gyvenu Loksudžio kaime, netoli visai nuo Latvijos pasienio. Nuo 2005 metų priklausau Šiaulių tautodailininkų sąjungai. Anksčiau darydavau įvairius kitokius darbus, daugiau su tekstilė. Tai buvo žaislų siuvimas, paveikslai ir skaros po to audimas. Ir galų gale kol kas apsistojau prie molio, nes 18 metais buvo edukacinis, kuriuose ir pamėgau šitą veiklą. Taip pat kartu įtraukiau ir savo vyrą, nes didelius darbus man yra sunku padaryti, o jam kažkaip lengviau, tuo labiau, kad jisai irgi šiek tiek prie meno. Taip pat labai pamėgo. Tai abiem gaunasi toksai kaip hobis labiau, negu kad taip užsiėmimas, bet daugiau kaip hobis. Mes dažniausiai laisvo laiko turim žiemą, tai žiemą ir kažkiek laiko ir leidžiam tose dirbtuvėse. Yra įsirengę mažas tokias dirbtuvėlės, pasidarėm pečių patys, žiedimo staklės. Nu ir pamažu dirbam. Vis ieškom naujų technologijų. Truputį pasilankome pas kitus menininkus. Tai keletą kartų buvome nuvažiavę į Latviją pas Laima Keramiks, o šiemet buvom nuvažiavę į Kuldigą. Ten lankėmės pas Madarą. Labai patiko tiek pas vienas, tiek pas kitas. Tai gal galėtumėt papasakoti, kokie yra etapai, kad molis taptų jau užbaigtą indą? Iš molio padarome indą, jį nužiedžiame arba nulipdome, tada jis yra išdžiovinamas, tuomet yra dedamas į pečių, išdegamas, padengiamas glazūra ir degamas antrą sykį. Gali būti ir taip, kad tą patį indą degsime ir 3 sykius. Jeigu naudosim glazūrą ir kefyrą, tai bus 3 degimai. Kiek laiko užtrunka pagaminti vieną indą? Vieną indą pagaminti priklauso nuo to, ką gaminsim. Ir galime pagaminti ir per 10-15 minučių. Galim pagaminti ir jeigu žiedžiant gerai įgudus ir 3-5 minutės, arba gali sėdėti ir 3-4 valandas arba visą dieną. Jeigu ten pasiėmė kažką tai pjaustyti, tai ten jau negali sustoti, nes jis labai greitai džiūsta. Kokia technika jums labiausiai patinka molio keramikoje? Man labiausiai, ko gero, lipdymas, kas liečia gamtoje atrastus lapus, iš augalų lapelių pasidarai ant molio įspaudus ir paskui darai lėkštes. Man kažkaip tas labiausiai. Kokį duotumėte patarimą žmonėms, kurie pradeda dirbti su molio keramika? Ko gero, kiekvienas gali, o jeigu tik nėra alergiškas moliui. O šiaip kiekvienas gali pamažu pradėti, nesvarbu, kad ir nepavyks, nepasiseks, nes būna, kad ir suskyla ir atidarai pečią, o ten vienos šukės. Nežinau, kažkaip pritraukia tas molis, nes su kuo teko dirbti su vaikais ypač, tai jiem kažkaip labai įdomu pasidaro. Ačiū, kad išklausėt ir smagaus visiems lipdymo.